Sveiki, mėlėjai, sveiki ir YouTube prenumeratoriai, taip pat sveikinuosi ir su TikToko sekėjais, stebėtojais. Labai senai atlikusi kortų skaitimą su Dekamerono kortų kalade. Atlikime šiandien tokią temą žinutę nuo mylimojo jums. Jeigu pažinsite savąjį mylimąjį, savąjį imperatorių iš pradžios, tai bus jūsų kortų skaitimas, mėlyjei. Pasižiūrėkime žinutė tau nuo jo, ką jis nori tau pranešti, pasakyti. Čia vyriškos kortos tokios. Žinutė nuo jo. Apie jį. Trumpai tiesiog apie jį. Jeigu pažinsite, kad tai jis, tai bus žinutė nuo jo. Ot matot, kaip įdomiai. Žmogus neria į praeitį. Žmogus gali nerti į praeitį, galvoti apie praeitį. Čia yra penkakė monetų. Ir sako, nostalgija kažkokia, sako, žmogus varto nuotraukas, galvoja apie praeitį, kažką varto, knygą, laiškus. Sako, vyras prisimena praeitį ir ilgisi labai praeities, kuri atnešė labai didelį džiaugsmą jam. Jaučiasi vyras nereikalingų šiandien, toks kaip paliktas, dūšioje skausmas, liūdnumas. Gal sako, išsiskyręs, nes krizinė situacija, poroje juodas kažkoks atėjo periodas. Norėjimas seksualinių dalykų, gali būti per šią kortą virtualus bendravimas. Sveikata vyruko tai toks, kažkur tai invalidumas gali netgi praeiti, priklausomybė vaistams, skausmas kojose. Ir čia žmogus išanalizuoja klaidas iš praeitų santykių. Ir nenori daleisti, kad klaidos kartotųsi. Nori eiti į priekį, nori šviesios ateities. O čia vyrukas toks. Norintis šviesios ateities. Meilės trikampis gali būti, mėlėjai. Trekė taurių, va tą ir nusako. Trekė taurių dar kaip gali pasakyti, pavydo yra. Nepasitikėjimo yra. Vyras nepasitikė moterimi. Vyras tiesiog nepasitikė. Jeigu, sakykime, mat yra negatyvi korta ir jinai viską maišo ir čia dar negatyvi korta. Va toks reiškiasi nepasitikėjimas. Gali maišytis treti asmenys santykiuose. Gali vienas iš partnerių turėti kažką trečio, būti neištikimas. Vyras gali vartoti alkoholį. Ir štai, mielosios damos, yra devinakė kardų. Gali praeiti čia kaip ir maginiai tokie dalykai. Magija gali būti. Buvo padaryta kažkada vyrukui. Na, pasižiūrėkim, devinakė kardų, ką jinai mums pasako. Irgi labai va tokia atvira korta. Sako, devinakė kardų kaip ir tokia galėtų, kažkada galėjo, netgi maginiai galėjo dalykai būti. Sako, vyras abejoja. Netgi dabar net toks pats abejoja, ar nori jūsų. Pas jį yra fantazijų, jaučia vyras, kad jis toks kažkoks silpnas pagal šią kortą. Gali net nusimušęs tas jausmas būti. Gali net nemylėti, bet tiesiog pasilikti su ja, su ta moterimi. Gali būti vyras, kuriam daryta magija, jausmų nėra. Gali moteriai engti. Gali pora, sako, eiti link skyrybų, nėra perspektyvų. Gali būti paslėptas homoseksualumas. Taip kad, sako, čia netgi gali kreiptis vyras į psichologus. Tai vat. Taip kad, mėlėjai, čia yra vyras pergyvena. Kame čia reikalas, kad dar tiktų jums, mielosios damos, bet jau manau, iš pirmų mano šitų kortų supratote, ar tai jūsų vyrukas. Jūsų vyras, kas čia su juo vyksta. Tikrai gali būti kita moteris, mielosios damos, riteris. Matot, kaip įdomiai riteris reiškiasi taurių, o taurių riteris, va taip sako, mėlėjai, su šia taurių riterio korta, sako, vyras nerodo savo tikro veido. Moteris myli, o vyras tiesiog slepia tikrą veidą.
Myli tiesiog moteris, jūs galite jausti jam tą jausmą, mylėti, ne? Vyras gali turėti meilužę, vyrui gera su moterimis, gal net kelias gali turėti, o keisti nieko nenori. Keičia moteris kaip kojines, pas vienus bus toks vyrukas. Šeimos riteris net negalvoja kurti, gali būti jau santuokoje. Čia tokia situacija, mielosios damos. Pasižiūrėkime dar apie vyruką jūsų. Vyras. Nuvežimo korta štai. Čia įdomus irgi apie vyruką bus apibūdinimas. Sako vežimas. O ką čia šioj būtent Dekamerono kortų kaladėj vežimas reiškia, tai mielieji, gal atpažinsite savąjį vyruką, dar čia ir sužinosite daug ko pas mane. Sako, myli žaisti jausmais šitas vyras ir emocijoms moters. Jis vyras nori pergalės, bet kokiu būdu, mat šitas vyrukas. Čia nėra labai atvira korta, galima ją parodyti. Sako, meilė šiam vyrui žaidimas. Jis neatsiduoda jausmui. Vyras vis ant to paties grėblio užlipa su moterimis ir užlipa. Nemato toks vyras savo klaidų. Jis galvoja, kad viską žino ir visus pasaulyje žino. Mintys tiesiog nenusprendžia, į kurią pusę jam judėti. Jam santykiai tai žaidimas. Ir kai toks vyras persisotina seksualiniais dalykais, sako, tai kuria skandalus, barnius, kad geriau pažintų partnerę, jis gauna nuo tai energijos, pasikrauna nuo barnio, labiau jį veža, kai konflikte laimi jis. Jis žmogus meilės nejaučia, gali manipuliuoti, stebėti moterį, gali ieškoti moters silpnų vietų ir duoti per tas silpnas vietas. Ir jeigu jau turite santuoką, mėlyje, nes čia bus bendras kortų skaitimas, tai išplauks daugybę neišspręstų problemų poroje. Ir jeigu santykių dar nėra tokių, negyvenate, tai dalyvavimas sekso žaidimuose, intriguose, lovoje vyras mėgsta paįvairinimą, lyderio poziciją užima, gali net būti žiaurus, patinka seksu užsiimti kelyje, mašinoje ir sveikata, tai patyręs be galo traumų gali būti šitas vyras. Traumų, su kaulais turi reikalų, čia toks vyras, jau manau pažinote. Ir dabar pasižiūrėkime, jums žinote, kokią siunčia šis vyras. Žinote nuo jo. Jums šiandien, nuo jūsų žmogaus, kokią žinutę tu siunti moteriai, kuri žiūri. Žinutę. Velnias krenta, mielosios damos, aišku, teks pridengti, nes čia velniška korta. Sako, žmogus turi daug visokiausių priklausomybių. Nėra vietos šventumui, romantikai, švelnumui. Žmogus pilnas paslaptingų minčių apie aistrą, apie materiją, gali turėti vyras ir kitą moterį. Nes vyrai pagal šią kortą išnaudoja moterį dėl pinigų, miega dėl pinigų. Jei tai jau santykiai yra, tai vyras sako, aš jai ant ausų makaronus kabinsiu, kad ji būtų rami, gali pas tokį vyrą būti meilužė. Seksas dėl naudos, dėl pinigų, pagal šią kortą, jeigu pora santykiuose, tai manipuliacija seksu, pagal šią kortą iškrypimai praeina sekse, priklausomybių. Tai kokia žinutė, kad tu trauki velniškai jį siunčia. Tu velniškai trauki jį. Matot kaip? Tu jį labai, sako, trauki velniškai, mintys velniškos. Ką dar, kokią žinutę tau siunčia šis vyras? Velniška trauka, sako. Ir aš stebiu tave. Ir bijau, kad tu neturėtum kito vyro. Šešiakė kardų tą pasako. Vyrukas pergyvena, kad tu neturėtum kito vyro. Matot, kaip mielosios damos? Pergyvena šis vyrukas, kad tu tiesiog neturėtum kito vyro. Vyrukas sako,
Šešiakė kardų. Dar kaip jums nori pasakyti, transformacijai kažkokioj vyrukas iš tikrųjų yra. Save panardinęs į transformaciją vyras. Sako, pagal šią kortą moteris rodo, gali netgi rasti naują vyrą, bet šiaip tai baimė čia vyro, kad jūs nesusirastumėt kito vyro. Taip, kad jisai bijo, kad tu, sako, bijau, kad tu neturėtum kito vyro. Tai va čia, sako, bijo išsiskyrimo laikino. O, kaip šitas yra. Sako, vat atsitraukimo nenori. Vyras nenori atsitraukimo. Praneša, kad jisai bijo, kad tu turėsi kitą. Nes tu jį velniškai trauki, jisai nenori, kad tu turėtum kitą vyrą. Žinutė nuo mylimojo jums. Nu, sako, aš esu magas, aš esu manipuliatorius. Šitas vyras. O ką tai sako apie manipuliatorių? Sako, savo gyvenimą aš laikau kontrolėje. Ir jam sako, nu, man nėra romantikos šitas vyras. Ir mane, sako, neišlaikys jokia moteris po padu. Man, sako, iš santykių reikia naudos. Nu, aš esu manipuliatorius. Ir sako, mėgstu įvairovę, aš noriu žaisti, grožėtis tavimi. Tu mane velniškai trauki. Man santykiuose reikia intrigos. Tai vat, mėlėjai, mėgstu įvairovę, mėgstu gražias moteris, labai gražias moteris, intelektualias moteris. Net galiu investuoti į tokią moterį, jeigu aš matysiu iš tavęs naudą. Ir jis veda tiesiog išskaičiavimą ir jis viską apgalvoja. Ir jisai nori, kad atitiktum tu jo kiekvieną punktą. Aš naudos, vat, sako, ieškau, vat, seksualiniuose tuos dalykuose, tu mane velniškai trauki šiandien. Matot kaip yra, sako, bijau, kad neturėtum kito. Žinutė nuo mylimojo jums. Nu, vat, čia yra riteris, mėlėjai, lazdų. Dar žinutė siunčia jums jisai, riteris lazdų. Reiškiasi, labai aš tau jaučiu aistrą ir tiesiog gyvenus šią dieną. Man aistra tau aptemdė protą. Ir aš galvoju, kad tu gali mane įskaudinti. Tu esi gudri ir aš noriu būti atsargus su tavimi. Nu, mane apgauti yra sunku, sako vyras. Pas mane dominuoja seksas, aistra, įsimylėjimas. Ir noriu neužmirštamų santykių su tavimi. Šeimos ir vaikų aš nenoriu. Ir jaučia vyras, kad šie santykiai gali atnešti netikėtų problemų. Vyras, jis aktyvus, jisai norės realizuoti savo seksualinius norus, fantazijas, rūpinsis moterimi dėl to, kad įgyvendintų tas fantazijas. Ir šis vyras įtarus, kad moteris neištikima, pavydus. Čia gali būti su juo netgi seksas be kompleksų. Taip, kad čia vyrukas nori aistros, jų tu trauki, seksas, aistra, įsimylėjimas. Va čia tas vyras, reiškiasi, tu jiems stogą rauni su aistringa moteris. Tai va tokia žinutė siunčia, kad tu be galo aistringa, jisai nori seksualinių dalykų. Žinutė nuo mylimojo jums. Jisai dedasi kaukės, jisai nėra atviras, devinakė monetų. O monetų devinakė. Vyrukas, žinutė nuo jo, sako, aš žinau, kad tu nori rimtų santykių, o aš to nenoriu. Ir aš nenoriu to, ko tu nori. Aš noriu džiaugtis, tiesiog žavėtis tavim ir tu mane seksualiai traukia. Aš nenoriu rimtų santykių. Žinutė nuo mylimojo jums. Žinutė nuo mylimojo jums. Čia yra, mėlėjai, teisingumas, ane? Teisingumo korta, labai įdomi, žinutė dabar bus nuo jo jums. Vyrukas sako, aš noriu baliui vadovauti. Gali
būti pilkasis kardinolas pas jį santykiuose moteris. Reiškia, pilkasis kardinolas gali būti santykiuose moteris pas jį, bet jisai nori baliai vadovauti. Labai stiprus vyras, norintis užkariauti moterį. Jis kvies į pasimatymus, į susitikimus, euforiją, dovanai moteriai dovanos tiesiog per neužmirštamą intimumą. Ir čia vyras dalinsis mintimis, pasakos apie savo gyvenimą, rūpinsis moterimi ir sako, vyras, reiškiasi, aš noriu užkariauti tavo širdį. Ir kova už lyderystę, kova, sako, prieš pastovės jisai už save, čia vyras, sako, intimumas, tu mane žavi, trauki, labai aistros nori ir seksualinių dalykų šitas vyras. Dar žinutė nuo mylimojo jums, ko jisai nori. Čia yra, mėlėjai, pas kažką bus meilės trikampis, bokštas. Bokšto korta gali nusakyti, reiškiasi, meilės tą trikampį. Sako, kas buvo anksčiau santykiuose, ant ko buvo pastatyti santykiai, viskas mūsų šiandien griūva. Ir moteris primena vyrui per šią kortą, kad tu turi prisimti, įsipareigoti. Moteris nori, pas kažką norės, kad kaip ir buvo anksčiau, vyras mato, kad moteris kenčia, bet jam vienodai rodo. Ir ši korta rodo, kad atėjo permainos porojui. Vyras nori, kad moteris gal netgi ramybėje kažkur paliktų. Vyras nori, kad duotų jam laiko apmąstyti. Taip, kad jisai prašo laiko apmąstymui. Ir sako, gali būti, kad vyras turi dar kitą moterį ir sprendžia, su kuo jam pasilikti, ar su tavim, ar su kita. O tu jam aistra jaučia tau, labai iš proto varai seksuališkai, seksualiai myliai. Žinutė nuo mylimojo jums. Šešiakė taurių, bent viena korta be tų seksualinių scenų. Ir taurių šešiakė, sako, praneša vyras, nusprendžia, kas vyksta, tiesiog nesupranta šiandien, kas vyksta jo gyvenime, vidinis konfliktas, jisai pykstasi pats su savimi, liūdi vyras, lygina savo santykius su tėvų santykiais, su kitais. Gali vyras liūdėti, kad dėl buvusios moters, retas seksualiniai, reti susitikimai, retas seksas ir gali būti pasinemiga šiandien, praneša, kad jisai pergyvena. Tiesiog nesupranta, kas vyksta, sako, su mano gyvenimu. Čia daugiau ant seksualinių dalykų vyras eina, matot kaip? Žinutė nuo mylimojo. Tau. Taurių karalius, ane? Taurių karalius, mielosios damos. Dar taurių karalius, iškrito vėžiukai, skorpionai, žuvytės. Ir ką taurių karalius sako, turtingas vyras nori būti, o toksai lyderis stiprus savo natūroje. Vyras sako, patenkink pirmą mane, o aš pagalvosiu, kuo tave apdovanoti. Gali būti vyras toksai šaltas jausmuose. Taurių karalius pas kažką tai tikrai taip praeis. Toks taurių karalius, mielosios damos. Matot, su šituo taurių karalium moteris sako, kaip mama vyrui, rūpestinga. Aišku, vyras jumis džiaugiasi. Gali korta rodyti, kad yra meilužė, perspektyvos neaiškios, psichikos problemos, alkoholizmas ir vyrui labai patinka jūsų krūtinė. Tai jautrus vyras ir negalima su juo elgtis grubiai. Toks. Tikrai jautrus ir negalima su juo elgtis grubiai. Taip, kad rūpestinga tu esi. Jisai džiaugiasi, kad tokią rūpestingą moterį turi, bet pas jį yra, reiškiasi, kažkur tai su psichika problemų, alkoholizmas. Ir labai patinka jūsų kūno dalis krūtinė, tą praneša jums. Žinutė nuo mylimojo jums. Ir taurių reiškiasi tūzas, čia, mėlieji, taurių tūzas, žinutė jums nuo jo. Vyras vadovaujasi
netgi jau iki jausmų eina. Gaudosi, kas yra meilė, nori vadovautis daugiau jausmais. Nori vadovautis jausmais. Bet jis niekada nerodys šitas vyras jausmų. Jisai stebės tave. Jeigu yra santykiai, gali norėti vyras vaikų, bet labai moteriška korta gali būti labai moteriškas vyras. Jisai nori poilsio, jisai yra pavargęs. Šiaip čia jausmų korta, mėlyje. Jis nori vadovautis ne logika, o jausmais. O kas tau trukdo? Tai vat, jausmus jaučia, yra, bet čia su šituo vyru yra reikalų, mielosios damos, žinutė nuo mylimojo jums. Reiškia, jisai kažkokioj tai transformacijai, vyrukas, čia vienas etapas užsibaigė. Mirties korta, mielosios damos. O ką nori pasakyti mirties? Sako, pas partnerius keičiasi nuomonė apie santykius, jie pradeda labiau, gal netgi pradėjo vienas kitą vertinti, jūs labiau pamilote save ir stengiasi, sako, stengsis čia žmonės išsaugoti santykius ir abu supranta, jeigu išsiskirs, tai čia tas tokia kaip klaida gali būti. Aišku, sako, apie princus ir princesės jau laikas išėjo į praeitį, atėjo laikas priimti partnerį tokį, koks jis yra ir šie santykiai gali būti net neužmirštami, jie palieka žymę, nes vyrukas, matot, kaip jisai čia seksualiai jūs jį užbūrėte. Tai va, mėlyjei. Noras susitaikyti ir noras harmoningų santykių jausmas, kad moteris būtų tik jo. Taip, kad sako, aš esu transformacijoje ir noriu, kad krizės pasibaigtų kuo greičiau tarp mūsų. Ką norėjo aukštesnieji pasakyti va su tokiu kortų skaitimu, žinutė nuo jo jums, jis čia labai taip atvirai pasisakė apie save, mielosios damos. Kokią žinią jums siunčia aukštesnieji su tokiu kortų skaitimu? Na, sako, ateis sėkmė ir pasisekimas. Sėkmė ir pasisekimas galite netgi būti kartu čia su šituo vyru po kažkokios pakabintos situacijos. Jo, žmogiškas žmogus esate ir sako, ką pasėjote, tą ir pjaunate, mėlyjei. Kažkas tai pradėjo dvasinės kelionės eiti dėl šito vyro, nes čia labai žmogus su psichika gali turėti reikalų, nemiga reiškiasi, vyras reiškiasi, jisai va toks daugiau moteriai išnaudosimdavo. Ir čia, mėlyjei, jūs einate dvasinės kelionės, einate į priekį, korta sako, reikite ir toliau į priekį. Čia galėjote netgi prieiti prie dvasingumo. Nes čia labai sudėtingi santykiai, čia vyras žiūrėjo tik tai seksualinių dalykų ir dabar patiria transformacijas. Čia galite, reiškiasi, transformacija vyksta. Ir čia nori žmogus, kad krizės greičiau pasibaigtų. Nori aiškumo vyras. Tai vat, nori tęstis. Ir čia, mielosios damos, tik nuo jūsų priklauso, ar jūs priklausys, ar čia jūs eisit su tokiu vyru toliau į ateitį ar ne. Sudie, čia buvo Sandra.